Bus įdomu paklausyti visais rakursais, tiek apie sportą ir per sportą žvelgiant ir į dvasinį pasaulį. Ir diskusijai kviečiu čia į sceną. Diskusijos tema vadinasi taip: proto, kūno ir dvasios darna. Taigi kviečiu į sceną su jūsų plojimais Paryžiaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoja Viktorija Senkutė. Plojimai Viktorijai, daug mums gražių, smagių emocijų padovanojo Viktorija. Sveiki. Prašau. Kur patogiau, ten taisykitės. Taip pat kviečiu mitybos ir sporto specialistą Artur Lebedenko. Plojimai jūsų. Sveiki, malonu matyti, prašau. Taip pat kviečiu teologą, dvasininką, visuomenės veikėją Richardą Doveiką. Labą dieną. Na ir šią diskusiją proto, kūno ir dvasios darna kviečiu moderuoti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto komunikacijos vadovę Patriciją Užienę. Jūsų plojimai, pasitikite, ir Patricija, žodis tau. Labadiena visiems, ačiū ir Sauliui už tokį gražų pristatymą, ačiū kolega, linkėjimai kaip bebūtų, juk vakar buvo spaudos šventė, ar ne, tai norėčiau to pačiu paminėti, kaip bebūtų žurnalistų šventė, juk mes dažniausiai kalbame apie sportą, tai rezultatai kažkokie, skaičiai, nubėgtas atstumas, bet juk sportas yra ne apie tai, sportas yra apie istorijas ir užkulisiai yra juk aišku visiems patys įdomiausiai ir man labai džiugu, kad šiandien turime tokius puikius pašnekovus, man pačiai irgi sportas kažkada buvo visiškai, numeris vienas gyvenime, kai daugiau nieko nematai, bet galų gale tai mane atnešė čia, kur sėdžiu čia, į sporto žurnalistiką, kur esu daugiau nei 10 metų, tai esu labai dėkinga tam. Ir šiandien tas olimpinio švietimo forumas turi tokią labai gilią ir prasmingą temą, tai daugiau nei tik sportas. Ir tikiuosi, kad šioje diskusijoje mes turėsime progą pasamprotauti apie tą sinergiją tarp proto, kūno ir dvasios. Ir pirma mintis man iš karto kilo, kad tai yra greičiausiai apie tą kažkokį gyvenimo ratą, gyvenimo balansą, ar ne? Nes jeigu kažkuri dalis susviruoja kažkiek, iš karto, kaip čia pasakius, griūva visas kortų namelis, tai pirmiausiai norėčiau pasiteirauti, galbūt, nežinau, akis mano krypsta į Artūrą, nes savo tinklalaidėse tokius labai gilius klausimus irgi narplioji, tai kas pačiam tau yra gyvenimo balansas ir ypač atsiremiant į tą proto, kūno ir dvasios darną? Sveiki visi. Tai ačiū už klausimą. Aš šią kai temą išgirdau, iš tikrųjų labai ilgai galvojau, kaip tą balansą galėčiau pristatyti iš savo asmeninės patirties. Ir man atrodo, kad daugelis žmonių, kuomet galvoja apie kūną, ir šiandien mes susitikę kalbėti apie sportą, tai nemaža dalis pradeda sportuoti dėl to, kad pasiekti kažkokių tai trumpalaikių rezultatų. Ir tie rezultatai būna sumažinti kūno svorį, galbūt ten vaikinai nori labai stipriai užsiauginti raumeninę masę ir tokie yra trumpalaikiai rezultatai, kurie motyvuoja, bet mes jų greit nepamatom tų rezultatų ir dažnai viską metam. Tai čia atsiranda proto dalis, ta valia, kuomet arba mes ją ugdome ir turime, ir jeigu mes ją išsiugdome ir turime tokią, kad mes labai norime tą rezultatą pasiekti, tai mes dažnai ir būna perdegame. Bet mes vieno dalyko, to turbūt dvasinio neturime, dėl ko mes visai tai darome. Ir aš esu to pavyzdys, kuomet man buvo 25 metai, aš tiesiog labai norėjau pasikeisti ir aš pradėjau sportuoti pernelyg daug, pernelyg dažnai, rezultatų aš pasiekiau, bet su tuo atėjo labai daug ir sveikatos problemų. Viena kita trauma, dabar praėjo 15 metų, sėdžiu su 6 išvaržom, su pečių traumom ir kitais dalykais. Tai būtent dėl to, kad aš turėjau labai didelį norą turėti kūną, turėjau labai daug valios, nes ją buvau užsiugdęs per savo darbą, per verslą ir žinojau, ką reiškia pasiekti kažką, tai reiškia, kad reikia dirbti ir ties tuo klausimu nesustoti. Bet neturėjau aiškiai supratimo, o dėl ko aš visą tai darau. Ir prieš gerus 4 metus įvykus tam tikriem gyvenimo pokyčiam, aš supratau, kad
kad aš visai netaip viską suvokiu ir kad man reikia suprasti, kam man reikalingas tas kūnas tvirtas ir kaip tą protą pritaikyti. Ir tada aš pradėjau gilintis į ilgamžiškumą, sveikatą. Ir dabar mano gyvenime sportas yra būtent dėl to, jog kūnas turi būti sveikas, kad aš nugyvenčiau kokybišką gyvenimą, kad aš klausyčiau savo kūno, kad aš protų galėčiau valdyti savo veiksmus, neperdegti. Tai reiškia, kad jeigu aš jaučiu, kad aš šiandien dalyvausiu diskusijoje, tai aš savęs nealinčiau ryte sporte, nes aš noriu būti produktyvus visą dieną, aš noriu taip pat gerai jaustis rytoj, aš turiu jausti save ir suprasti, dėl ko aš visą tai darau, kas mane veža. Ir mano gyvenime įvyko tokia istorija, kuri yra labai skausminga. Aš praradau mamą, kuomet man buvo 21 ir aš tik suvokiau tai dabar. Praėjus tiek metų, tą pamoką išmokau po tiek metų, kuomet aš tik tai pradėjau į tai gilintis. Ir mano mama turėjo gyvenime irgi išvaržą, bet jinai buvo iš tų, kuri nesirūpino savo kūnu ir jinai nesitvarkė tos problemos. Jinai pasirinko paprastesnį kelią, tiesiog pasidaryti operaciją. Atlikus operaciją atsirado sunkumai, jinai toliau netęsė jokių dalykų su sportu, atsirado antra operacija, invalidumas ir aišku viso to pasekoje jinai puolė į depresiją, pradėjo vartoti alkoholį, gerti, rūkyti. Tai nebuvo tas alkoholizmas, kur įsivaizduojam, kad žmogus visą laiką tenai gertų ir panašiai. Jinai tiesiog vakarais su draugė tą darydavo. Ir 48 metų, tai viskas vyko čia 8 metų laikotarpį. Ir 48-49 metų jinai mirė nuo plaučių vėžio. Ir aš kaip pagalvoju, tai buvo vienas žingsnis, tiesiog kai jinai patyrė tą traumą, jinai galėjo pradėti rūpinti savo kūnu ir suprasti, dėl ko jinai visą tai daro. Dėl to, kad jinai nori matyti savo augantį sūnų, siekianti kažkokių dalykų, pamatyti galbūt ateityje anūkus, pati nugyventi sveiką ir gerą gyvenimą, bet jinai apie tai negalvojo. Jinai galvojo, kaip greičiau čia ir dabar tą problemą išspręsti. Tai turbūt tas ir yra balansas čia, kad mes kartais norime, bet reikia labai gerai pagalvoti, dėl ko visą tai darome. Ir tada kitus dalykus subalansuoti, kad ir neperdegti, ir tuo pačiu, jeigu nesi profesionalus sportas, tai yra visai kas kita, kas profesionaliam sporte, tai kiti tikslai, tai visą tą subalansuoti. Bet aišku, tam reikia suprasti, kas tu ir ko tu iš viso nori. Gerbiamas Ričardai, atrodytų, kad iš šitos trijulės proto, kūno ir dvasios žmonėms mažiausiai pažįstama ta dvasingumas, dvasia. Gal jūs galėtumėte iš savo perspektyvos tą refleksiją pasakyti, kaip išlaikyti tai, kad tas kortų namelis ar nesugriūtų, būtų tas gyvenimo balansas išlaikomas. Gerą dieną visiems, iš tikrųjų labai džiugu čia būti ir atrodo, ką čia kunigas gali kalbėti, kur sportas yra, žinant, kad kai kurie iš mano kolegų yra pakankamai turintys ar antsvorio, ar ten mažiau tarsi judantis, mūsų gyvenimas tarsi yra apsiribotas visai kitų tikslų ar kitą misiją, bet tą, ką Artūras paminėjo ir ką visą šiandieną mes čia kalbam, diskutuojam, atsirėmė vieną dalyką – į savęs pažinimą. Mes turim profesionalų sportą, mes turime daug nuostabių trofėjų, mes turime sportą, kuris trunka tol, kol trunka žmogaus karjera, bet šiandieną pažvelgti į save ir savo kūną, kuris neturi galiojimo termino. Sporte yra galiojimo terminas, grožė galiojimo terminas, jaunystėje galiojimo terminas yra, pasiekimuose, galimybės yra galiojimo terminas. Bet ar gali turėti testinumą žmogus išėjęs į pensiją? Ar gali turėti testinumą jo kūnas, kuris sulaukia 70, 80, 90 metų? Ir vienas dalykas, iš kur atrasti tą darną, tai tiesiog būti pagarboj su tiesa prieš patį save. O tiesa tai labai yra paprasta. Kas yra žmogus? Vieniems tai bus Dievo sukurtas, tėvų pradėtas, kitiems tai bus gyvybės forma atkeliavusi iš kažkokios kosmoso, kai kas ir 21 amžiuje išsilavinę, daug gyvenime pasiekę žmonės, jie save įvardina kaip tam tikros besivystančios beždžionės atplaišą, kad yra išsivystęs iš beždžionės. Bet man atsakant į jūsų klausimą, šiandien ateina apibrėžimas, kuris tinka mums visiems. Kas yra žmogus? Žmogus yra santykis. Santykis. Ir jeigu aš investuoju į santykio patirtį, suprasdamas, kad aš esu laike, bet esu virš laiko, jeigu aš esu santykyje su savo aplinka, savo kūnu, aš jį turiu pažinti, žinoti,
santykėje su savo kūno reakcijomis. Vieni mes turim vienas ligas pergyvenę, kiti kitas. Mano vaikystės liga buvo pati mėgstamiausia abiejų plaučių uždegimas ir ką gali sirgdamas ir mėnesiais gulėdamas lovai labai stipriai prisportuoti. Ne? Bet irgi atrandi kažkokį tai judesį. Santykis yra mūsų su sporto pasauliu, santykis su mūsų amžiumi, bet taip pat tas santykis yra, kad mano šitas kūnas, jeigu nori gyventi harmonijai, yra išlaisvintas iš galiojimo terminų. Ir man tai padeda tikėjimas, krikščionybė, kad aš esu tikinti žmogus, nes suprantu, kad mano kūnas yra nemirtingas. Ir kūno forma, kuri šiandien yra fizinė, ir kur aš kaip tikinti žmogus suprantu, kad mano kūno forma to paties kūno įgaus kitą raišką, man šiandien ateina, kad mano fizinis kūnas man pasitarnauja mano asmenybės brandai. Kaip visumai, kaip santykių, nes negaliu atskirti savo išorės nuo vidaus, minčių nuo savo galvos, elgesio nuo savo mane supančios aplinkos ir atsakymo nuo mano užduodamų klausimų. Tai man tikėjimas, kurį aš tikiu, išpažįstu krikščionybę, kur yra man tuščio kapo religija, kūno religija, prisikėlimo iš numirusių, nemirtingumo religija ir padeda išlaikyti pagarbą kūnui. Tame dalyke, kokiame aš suprantu ir galiu, reiškia dialogą su savimi. Supratimas savęs, pajautimas savęs ir atsiliepimas. Mes visi puikiai žinome judėjimas. Žinome, kas atsitinka, jeigu mes nebejudėsime. Mes puikiai suprantame, kaip yra svarbu pagarba savo kūnui ir visoms kūno dalims, protui ir savo fiziniam dalykams. Suprantu, koks yra reikalingas liudijimas kitiems, nes fizinis aktyvumas jau yra tiesiantis tiltus į santykį su kitais. Ir tuo pačiu, bent jau man, kaip jūs ir klausėte, kas padeda, tai lygiai taip pat, kad aš savo tikėjime atrandu labai daug sporto. Mes dažnai šiandieną, kurie tarsi vardinam save krikščionėmis, mes ieškome dvasinių patirčių įvairiausiose kitose dalykuose. Jogoje labai daug kažko yra, rytų filosofijoje labai daug dalykų yra, bet šiandieną vieną praktiką, kurią aš vartoju tam, kad nusiraminčiau ir savo pagarbą kūnui parodyčiau, tai tiesiog įjung savo kvėpavimą. Tu sukalbėk kokią nors, pavyzdžiui, visi mokam Tėve mūsų maldą. Kalbėk Tėve mūsų maldą, 2 žodžius įkvėpdamas, 2 žodžius iškvėpdamas. Pamatysi, kokią harmoniją, ramybę savėje patirsi, nes santykio su savim tikslas yra ramybė. Nes man reikalingas, kaip Artūras minėjo, man reikalinga visa diena. Jūs daugumoje čia esate mokytojai. Jums reikia kalbėti, mokyti. Kaip tą ramybę išlaikyti, ypatingai šiandien, kai praktiškai vaikų teisės yra didesnės net už mūsų mokytojų pareigą auklėti ir formuoti jaunąją kartą. Tai yra labai daug mūsų tikėjime dalykų, kurie man padeda, juos reikia pažinti, atpažinti, įgalinti, jais naudotis. Ir dėl to aš asmeniškai esu pasikeitęs abu 2 klubus, vyksta Vilniuje statybos, man tiek kainavo nervo įtampos statybos. Įvyko klubo sąnario infarktai. Gerai, pasikeičiau, bet aš turėjau tokį užsispyrimą, kad aš 2 dieną po operacijos vaikščiau 2 valandas ant abiejų kojų, 4 dieną po operacijos aš 4 km su vienu ramentu nuėjau Palangoj reabilitacijoje iki jūros ir atgal. Noras, valia, savęs pažinimas, drąsa, ryžtas ir harmonija. Ir taip, atsiprašau, kad esu kunigas, bet tą dalyką sakau ne dėl to, kad esu kunigas. Ir tikėjimas, religinis ir savo asmens santykio su kitur, su savimi tikėjimas. Man tie dalykai labai stipriai padeda ir nors atrodo fizinio aktyvumo nedaug, bet turiu namuose dviratį, kur vadinu judėjimas be vaizdo, nes jis yra kambarį, ėjimo takelis, elementari mankšta ir religinė dvasinė praktika, mąstymas, kvėpavimas, tam tikros literatūros skaitimas ir tame visame esanti darna, man šiandien leidžia būti 51 metų žmogumi, turinčiam 84 kg, galinčiam į dieną nueiti apie 30 km ir dar paruošti rytdienai kalbą, pasakyti žmonėms bažnyčioje. Nes aš to labai noriu. Ir visas, kas aplink mane, yra man ateinantis pagalba tą norą įgyvendinti. Tai tik noriu palinkėti norėti ir įgyvendinti. Fantastinė sinergija. Ačiū labai.
Ir aišku, mes perėsime prie analizės, atvejo analizės mūsų žvaigždės Viktorijos Senkutės, bet pirmiausiai norėtųsi šiek tiek refleksijos irgi pačiai, ką reiškia ta sinergija trijų tų dalykų ir apskritai gyvenimo balansų, nes vėlgi vienas dalykas susviruoja, gali griūti, ar ne? Sveiki visi, labai malonu čia būti ir jūs visus matyti. Tai reflektuojant į tai, ką pasakė kiti pašnekovai, tai tikrai, nes mes kiekvienas gyvenime ieškome tai, kas mums teikia džiaugsmą, ieškome, kokią mes nešame žinutę, ieškome to, ką mes darysim kiekvieną dieną ir kas mums atneš džiaugsmą ir tam, kad mes galėtume tą žinutę skleisti, nesvarbu kokia jį bebūtų, tai mums yra reikalingas tas sveikas fizinis kūnas iš tikrųjų ir ta dvasinė ramybė, kaip ir minėjo gerbiamas kunigas, kadangi jeigu pas mus mintyse bus kažkoksai tai chaosas, mes negalėsime tos savo žinutės gerai perduoti kitiems. Tai man tai yra tikrai labai svarbu ir stengiuosi sukurti tą sinergiją tiek savo profesiniam, tiek asmeniniam, tiek sportiniam gyvenime. Pats geriausias valios pavyzdys, aišku, yra jūsų istorija, Viktorija, kaip bebūtų tas kelias iki olimpinės bronzos Paryžiuje, kurią beje tikrai labai džiaugiuosi, kad turėjau privilegiją iš arti stebėti jūsų pasirodymą, tą fantastinį finišą ir tas emocijas po jo ir toliau švenčiant, ar ne, kitas dienas. Bet tas kelias buvo tikrai labai sunkus, toli gražu ne rožėmis klotas. Na, turbūt ne visi galbūt sekė tą istoriją nuo pat pradžių, gal kai kurie tik susipažino jau olimpinių žaidynių metu, bet jūs užsiėmėte reklamos sportų, ar ne, gerokai anksčiau, po to federacijos vadovai tuometiniai kažkaip jau nebelaikė jūsų perspektyve ir galima sakyti, pavartokime tą žodį, nurašė jūs, ar ne? Ir labai nemalonus jausmas, kai tu atsiduri užribyje, nors tai yra visas tavo gyvenimas, atiduodi visas savo jėgas, kas yra jūsų galioje, ar ne? Ir net nebejoju, kad vyko tas chaosas, kurį pati įvardijote, daugybė minčių, bet labai džiugu, kad nenustojote vietoje, atradote dviračių sportą, vėlgi trumpai užsiminsiu, ir Lietuvos čempionatuose dalyvavo, ir tarptautinėse varžybose, ir tas kelias galiausiai vėl atvedė į tą savo, turbūt galima sakyti, pirmąją meilę sportą, tai irklavimą, tai vėlgi, kokį chaosą išgyvenote galvoje ir, turbūt buvo tas sportinis pyktis įrodyti, kad vis tik aš galiu ir parodysiu tai, kad aš galiu, kai manimi niekas netikėjo. Tai apie tą visą sinergiją ir ką išgyvenote, aišku, ir buvo tas brendimo amžius, kaip bebūtų, jūs kaip asmenybė beprotiškai pasitikėtėte, ar ne? Tai kaip dar visai jaunas žmogus, kai visai kitos emocijos mintis, kaip visą tą išgyvenote ir nepasidavėte ir tą sportinį pyktį parodėte. Tai iš tikrųjų iš karto prieš akis šmėstelėjo mano paskutinė treniruotė, kurią padariau ant vandens, kai prieš atsisakant išeinant iš irklavimo sporto, nes mano treneris tuo metu padėjo man neatlygintinai, paskui tą akimirką jam iš vis nebeleido su manim dirbti, tada jau draugės brolis man rašė planus, kad galėčiau sportuoti, tai galiausiai gavos taip, kad atsimenu išėjau irkluoti. Kūnas lyg ir veikia, bet galvoj tiesiog buvo toks chaosas ir tokia, tiesiog aš žinau, kad manim federacija netiki, manim treneriai netiki, manim atrodo tada tu tokį susikuri vaizdą, kad manim niekas nebetiki, tas protas viską užgožia, kad gerai, tai kaip aš galiu tada savim tikėti, tos ramybės nebėra, atsimenu irkluoju ir tiesiog aš nebejaučiu džiaugsmo, nebejaučiu malonumo, kad ir kaip aš dar ten prieš savaitę atrodo lyg ir norėjau sportuoti, jau dabar aš tiesiog nebegaliu fiziškai, nes mane apleido mano protas ir dvasia. Akimirka, tai tiesiog atsimenu, grįžau, padėjau valti ir tuom viskas ir baigėsi. Ir kadangi kūnas mano buvo stiprus, tačiau buvo chaosas kitose vietose, tai dėl to ir nusisukau į dviračių sportą, nes žinau, kad kūnas mano tikrai stiprus ir tuo metu, kol buvau dviračių sporte, bandžiau atkurti tą savo protą ir dvasios tą ramybę tokią ir tikrai padėjo labai artimieji ir mano sužadėtinis Simonas ir mano pusseserė Sandra finansiškai. Viktorija, bet vis tiek turi būti kažkoks lūžis, kad suklikino, kad vis tik aš noriu grįžti į tą reklamą ir parodyti, kad aš galiu. Taip, tai tuo metu... istorija. Jo, ir tuo metu, kol dar buvau dviračių sporte, tai sakau, buvo tas palaikymas, kuris padėjo man atkurti tą visą sinergiją ir tuomet mes su Simonu išvažiavome į Paryžių atostogauti ir tenais bevaikštant pamačiau olimpinius žiedus, kadangi jau Paryžius ruošiasi artėjančiams olimpiniams žaidynėms ir tiesiog buvo viskas, tada mano dvasia pabudo iš vidaus ir tas ir buvo toks lūžis, kad aš pamačiau ir vidinis balsas pasakė, kad tu dar ne viską čia padarei ir tavo dar istorija čia nesibaigė. Ir tiesiog grįžom namo ir
grįžau, pradėjau treniruotis atgal irklavimui. Bet tas faktorius, aišku, paplokime, jūs tik pažiūrėkit, koks įspūdingas valios pavyzdys. Bet, Viktorija, aš net nebejoju, kad ta pertrauka savotiškai nuo irklo, ten turbūt buvo momentų, kai net nesinorėjo juos žiūrėti ir pavyksta atrasti tas kitas veiklas, kur, kaip čia pasakiusi, visai smagu ir paminti dviratį, galbūt pabėgioti, dar kažko užsiimti. Gal tie alternatyvūs būdai džiaugtis, pamilti tą sportą, fizinį aktyvumą, savotiškai padėjo sugrįžti kitų žmogų. Nežinau, kaip tą pertraukos faktorių įvardintumėte? Manau, tai man labai padėjo ir viskas įvyko, ką jūs paminėjot, nes aš tuo metu susiradau darbą, net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, korporacijoje ir tiesiog pradėjau dirbti ir supratau, kad aš nesu tik sportininkė, aš esu ir žmogus, aš galiu turėti draugų ir ne sporto pasaulyje, mes galime turėti kitų bendrų interesų, kad taip mus gali sieti kiti dalykai, ne tik sportas, tai tas visiškai man apvertė viską aukštyn kojom ir supratau, kad sportas yra tai, kas man patinka daryti, kas man teikia džiaugsmą ir taip atsipalaidavau ir numečiau tą rezultato siekimo tokį spaudimą ir greičiausiai dėl to visi tie pasiekimai paskui ir atėjo ir tas patekimas į olimpinės žaidynės ir tas medalis, apie kurį aš net negalvojau, aš tiesiog norėjau gerai praleisti laiką olimpinėse žaidynėse pirmą kartą, nes kartu su savo sužadėtiniu ten išvažiavome į Paryžių, labai smagu ir tiesiog tu apie tai negalvoji, mėgaujasi to, ką darai ir viskas sugrįžta. Na tai pasiklausius šios istorijos, pareflektuojant, įdomu, kaipgi, pavyzdžiui, jums, Artūrai, atrodo šitą visą istoriją, aš nežinau, ar iš arti sekėte, net nebėjau, kad sekėte šiaip bendrąją prasme, visas pasaulis stebi Paryžiaus olimpinės žaidynės, o dabar išgirdus šviežiai, iš Viktorijos lūpų, jos istoriją, kaip jums atrodo šita visa situacija, kaip, kalbant mūsų diskusijos perspektyvoje? Aš turbūt klausydamas jos pamačiau vieną tokią, žinot, nežinau, čia galima ir sakyti, problemą visuomeniai, kuomet tas lašas deguto gali žmogaus psichologinę būseną sužlugdyti ir šaunuolė jinai dėl to, kad jinai buvo stipri, jinai yra sportininkė ir jinai žino, dėl ko jinai visą tai daro, nes jinai turi aišku tikslą ir atsirado žmonės, kurie palaikė. Bet lygiai tas pats įvyksta ir santykiuose, lygiai tas pats įvyksta dabar socialiniuose tinkluose. Tai yra tas nuvertinimas žmogaus, kad jam nepavyks, arba jisai netinkamas, arba jisai negalintis. Kai kažkas šeimoje nori galbūt pradėti sportuoti, kažkas sako, žinai, o kam tau to reikia? Tai tau nepavyks, supranti. Tai šitoj vietoj šitą pagalvoti reikia, kai mes kažkam tai sakom apie kito žmogaus savivertę, nes savivertę atstatyti yra labai sunku. Ir tam tikrais atvejais kartais žmonės jos ir neatstato ir visą gyvenimą labai stipriai kankinasi. Ir džiugu, kad pas Viktoriją buvo tie žmonės, kurie padėjo tą savivertę atstatyti ir jinai dėl to ir grįžo į sportą. Tai čia turbūt didžiausia žinutė, kurią aš pajaučiau iš šios istorijos. Nu, visa kita tai tiesiog parodo tą valią ir ryžtą ir norą, turbūt viduje visą laiką svajoja apie tai, kad sudalyvautų olimpinėse žaidynėse. Ir tas tave vedė iki paskutinės minutės. Ir kartais pats procesas yra kur kas įdomesnis, kai tu supranti tą vertę, dėl ko tu visą tai darai, negu tas rezultatas. O rezultatas ir ateina dėl to, kad tu įdedi viską, jeigu tu supranti, dėl ko tu tai darai. Jeigu tu tiesiog užsibrėži, aš būsiu geriausias, tai nepavyko, tai viskas, ne man. Bet jei nepavyko, jinai grįžo, jinai žinojo vis tiek, dėl ko tai daro. Tai yra puikus pavyzdys, ką reiškia, kai visi trys dalykai yra suderinti ir balanse. Bet būtinai noriu atkreipti dėmesį į tą savivertės dalyką, nes pats tikrai nemažai vedu laidų ir su psichologais, psichoterapeutais ir šią problemą labai matau ir jinai kažkaip įsišaknyjus pas visus, tiek santykių, tiek sporto. Girdžiu sporto salėse, kaip vieni kiti vaikinukai, merginos pagaili komplimentų, o nepagaili kritikos. Tai gal geriau sakykim geresnius žodžius ir nenuvertinkim žmonių, nes niekada nežinom, ką jie turi savyje, o čia yra puikus pavyzdys, kuris įrodė tiem, kurie jie netikėjo.
Tęsiant samprotavimą, galbūt tai ir padėjo, kad nieks nekabino Viktorija jums medalio prieš Paryžiaus olimpinės žaidynės. Žinome, medalis buvo kabinamas jau ten visuomenės spaudimas, kiti dalykai, o jūs tokie kaip ir gal šiek tiek netikėtumo faktoriai nešėt ir jūsų pečių neslėgė galbūt tokia našta kaip kitus, dar net jaunesnius už jūs sportininkus. Aš manau, kad ir tas jaunystės faktorius, kuo tu jaunesnis, tuo labiau dar jauti tą spaudimą, tuo sunkiau atsiriboti, ar ne? Tai vat, galbūt pamastant, įsijaučiant į kitų sportininkų batus, kuriems buvo kabinami iš esmės tie medaliai, tiek visuomenės, tiek galbūt ir trenerių ar valdžios ar dar kažko, tas netikėtumo faktorius šiek tiek galbūt padėjo atsipalaiduoti ir tiesiog mėgautis procesu, mėgautis vėl atvykus prie Eifelio bokšto, pamačius, prisiminus tą istoriją, kaip prieš ten keletą metų jums suklikino, kad norit grįžti į irklavimą ar ne, bet labiau iš tos perspektyvos apie spaudimą visuomenės. Manau, spaudimo nebuvo. Tikrai ir dabar, manau, jo bus, bet labai tikrai stengiuosi atkreipti irgi į tą dėmesį, kad aš nepasikeisiu nuo to apdovanojimo, kad tas apdovanojimas nepakeičia, koks aš esu žmogus ir kaip aš ateinu kiekvieną dieną į treniruotės ir, va, kaip Artūras minėjo, dėl ko aš tai darau. Aš tai darau, nes man smagu ir viskas. Ir čia vienintelė priežastis, ne dėl to, kad aš privalau kažkam vežti medalius, kad privalau savo ar kitiem kažką įrodyti, ar įrodyti tiem patiem buvusiem federacijos vadovam, kad va, pasižiūrėkite mane, tai ne apie tai. Tai yra apie tai, kas man patinka ir kas man smagu, nes aš gyvenu savo gyvenimą. Ir taip, manau, ką Artūras paminėjo, yra labai svarbu apie tą savivertę, kad stenkimės geriau kitus, nežinau kaip lietuviškai teisingai pasakyti, bet upliftinti, pakelti kažkokį komplimentą pasakyti, nes kartais mes nežinome, kas mus stebi ir mes nežinome, kad kartais mes galim būti tas žmogus, kuris pakeisim to kito žmogaus gyvenimą, tai tas, manau, labai svarbu. Turbūt ne tai žmogaus, nes tu niekada nežinai, kokios vidinės kovos, kokius vidinius karus jis išgyvena, ar ne, savo asmeninėme gyvenime. Taip. Tai gerbiamas Ričardai, būtų įdomu irgi jūsų refleksijos, irgi išgirdus Viktorijos istoriją, galbūt šiek tiek detaliau iš pirmų lūpų, ta pirmasis įspūdis, kaip jums tas dvasingumas, kaip čia galėtų pagelbėti, ar ne, tokiose situacijose ir tą vis tik savivertę pakelti, kad tu ne tik, kad ieškotum atramos, bet gal pats iš savęs sugebėtum atrasti savyje jėgų ir pakilti be jokių papildomų priemonių, kaip Feniksas iš pelenų. Klausant ir stebint Viktorijos gyvenimą, tą patirtį ir laimėtą medalių ir požiūrį, kuris buvo, tai man keletas momentų, 3 momentai. Pirmiausia, Viktorija turėjo labai didelę stiprybę, pavartosiu tokį galbūt keistą įsireiškimą, bet manau, kad jūs visi suprasit. Jinai būdama pasaulyje nesupasaulėjo. Nes pasaulis buvo iškėlęs kitus reikalavimus. Standartai, medaliai, strategavimas, vertas, nevertas, investuoti, neinvestuoti. Ir jos buvo stiprybė, kad jinai tiesiog nesupasaulėjo būdama pasaulyje. Tai yra žodis, kuris atrodo skirtas mums kunigams, bet aš šitą žodį noriu tikrai, kad mes visi kartu į savo gyvenimą įsileistume. Kaip nesupasaulėti būnant pasaulyje. Antras momentas. Jai labai stipriai pasisekė, kad jinai aplink save turėjo supiltą gerumo barikadas, gerumo pylimus. Tai buvo ne tik tai tie patys artimiausi šeimos nariai, kurie galėjo veidmainiškai smilkyti, pataikauti, bet tiesiog jai nepataikaudami išlaikė gerumo artumą. Žodis artuma, kuriams mums labai yra šiandien reikalingas, kad kito žmogus būtų savo gerumo artumoj. Ir trečias momentas, kas Viktorijos gyvenime leido jai pasiekti tai, ką jinai pasiekė, tai buvo jos laisvė. O laisvė kaip vėjas. Nežinai iš kur, bet visą laiką jauti. Ir kai tik jinai įsileido laisvę į save, ne medalis, ne vieta, ne kiti dalykai, laisvė, jinai pasiekė tai, ką pasiekė. Kai prieš porą dienų aš čia buvau, kai buvo prezidentas Adamkus ir buvo atidarimas šio maniežo, vienam žmogui aš pasakiau, kaip seniai jūs mačiau, sakau, vaikščianti gyva legenda. Ir tas man žmogus sako, žinai, ką sako, yra legendos. Tai užgesusios žvaigždės. Aš paskui žiūrėdamas į Vilnių galvoju, nenoriu sutikti. Taip. Legenda gali būti užgesusi žvaigždė, jeigu nelabai egoistiškai savo karjeros
produktyviausius metus pavertė tiesiog puikybės savyraišką ir susireikšmino. Tokios žvaigždės užgesta. Legenda, kurioje neužgesta žvaigždė, tai man yra Viktorija, kuri turi laisvę. Ir kiekviena legenda, kuri yra laisva būti pasaulyje nesupasaulieti, niekada neužgesta. Ir tokios legendos, gyvos, kaip vėjas, perduoda stafetę kitiems. Ir mes tada skaitome savo tautos sporto legendos istoriją. Ne tik iš vadovėlių, bet kūrėme ją dabartį. Labai gilios mintis. Gerbiamas Richardai, jūs užsiminėte labiau šiaip apie pasaulį, apie jo tiekmę, tai tikrai, kasdien iš mūsų vis daugiau yra reikalaujama, valandų dar vis turime 24, kiekvienas iš mūsų, o kažkaip lūkesčiai iš kitų, kad reikia nuveikti vis daugiau. Tai kaip nepamesti savęs, tos vidinės ramybės, kai yra kažkokie iššūkiai, labiau tą reflektuojant, atsižvelgiant į pokyčius, kad tie lūkesčiai iš tikrųjų kiekvienam žmogui ir spaudimas vis didėja. Atsiremsiu tai, nuo ko pradėjau kalbėti. Nepamirškim, kad mums labai svarbus yra santykis. Santykis su savim. Mes kiekvienas turime turėti ir turime pilnaverčią teisę dienos metu turėti laiką skirtą tik tai savo. Tai nėra egoistinis laikas, tai nėra puikybės laikas, tai nėra susireikšminimo laikas. Tai yra mano apsisprendimas dėl tavęs. Tai aš labai noriu nuoširdžiai palinkėti, kad mes visi turėtume tas 5, 7 arba 10 minučių kiekvieną dieną savo. Elementariai mankšta, galbūt kam tai bus tik kavos puodelis ar arbatos puodelis. Man kaip tikinčiam žmogui kažkoks maldos sukalbėjimas, išeinant iš namų, visą laiką sakau, laiminu ir linkiu sėkmės visiems, kurie šiandien susitiksiu. Reiškia pozityvus nusiteikimas, nes man laisvė dovanoja pozityvą. Antras dalykas - visiškai save atiduoti. Tai reiškia irgi tas žodis nesupasauliekite slypi taip. Jeigu nori gyventi dėl savęs, turi išmokti gyventi dėl kitų. Ir čia yra, manau, pati didžiausia stiprybė kiekvienam. Mokytojui, sportininkui, man kaip dvasininkui, valstybės žmogui, elementariam paprastam šeimos nariui. Tai reiškia, kad aš visuomet esu atviras. Trečias momentas labai svarbus yra dialogas, supratimas savo ribų, nepataikavimas ir labai svarbus kaip vitaminas man yra šalia esančio žmogaus artumas ir mėgavimasis. Ir tame mėgamėsi aš esu atviras nuostabai. Ne tik fiziniai sveikatai, ne tik gerai nuotaikai, ne tik harmonijai, bet jeigu esu profesionaliam sporte, net ir atrodo ne iš niekur nelaukto medalio pakilos patirtis. Tai manau, kad šitie visi dalykai, jeigu mes juos įsileisim, įgalinsim, už juos apsispręsim, nesigėdysim ir pasinaudosim, tai kiekvienas iš mūsų ir būsim pilnavertė asmenybė, spinduliuojanti ir būsim legendos savo aplinkoje. Kur būtent tą ryžtą, sveiko kūno, sveiko mąstymo ir teisingo santykio, tą deglą, olimpinį deglą mes perdavinėsim vienas kitam. Ir ta šviesa, jinai visuomet švies, o to šviesoj spinėsim mes, kuris pamokiau kitą gyventi dar dėl kito. Ir aš nuoširdžiai linkiu, nes mes visi tą dalyką galime. Tiesiog reikia netingėti, nesusireikšminti, atsistoti ir šiandien padaryti, nes mes turime tik tai šiandien. Aš nuoširdžiai linkiu, kad pas mus būtų labai labai daug žodžių, kuriuos mes galėtume pasakyti šiandien. Artūrai, pereikime prie jūsų. Netgi jūsų daroma tinklalaidė labai rezonuoja net ir su šiandienos tematika mūsų apskritai viso forumo Tapk geresniu. Tai galbūt šiek tiek irgi pareflektuotumėt, jūs dirbate su žmonėmis, matote skirtingus atvejus, ar ne, kai jie ieško, galbūt vienas ieško savivertės, kitas balanso. Galbūt išskirtumėt kažkokias istorijas, kokios dažniausiai problematikos yra, kuri dalis labiausiai svyruoja iš tos gyvenimo harmonijos, gyvenimo balanso ir kaip galima atrasti kelią, atrakinti ir važiuoti tolyn. Taip,
Ačiū, kad paminėjot mano tinklalaidę. Tai ir Richardas yra buvęs pas mane ir mes tikrai kalbėjom labai daug apie šitus dalykus. Ir noriu sureflektuoti šiek tiek į tas 10 minučių. Aš tai palinkėčiau, kaip Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas, yra pasakęs 8-8-8. 8 valandas miegam, 8 valandas dirbam, 8 valandas savo. Kad neužsibūtume tik darbuose, bet aišku, jūs labai gerai pasakėt. Čia viena iš tų problemų, kad mes gyvenam primestam pasaulyje, kaip mes turėtume atrodyti, ką mes turėtume turėti, kaip mes turėtume gyventi, kaip mes turėtume mąstyti. Tam, aišku, labai pakenkė socialiniai tinklai, nes ten visi absoliučiai sėdime, visi absoliučiai stebime kitus ir galvojame, kad tai yra tas pasaulis, koks jis iš tikrųjų yra, bet tai yra sukurta iliuzija. Tokio pasaulio neegzistuoja ir mes dažnai atsisukam į save ir galvojam, kad mes prastesni. Ir čia ir atsiranda visos tos problemos, apie kurias aš savo laidose ir kalbuosiu su įvairiais specialistais, nes visi lygina save su kitais. Aš manau, kad mes turėtume lyginti save su savim, bandyti tapti geresni patys. Ir tai nereiškia, kad mes tapti geresni, tai aš nežinau, atėjau į sporto salę ir pakėliau štangą sunkesnę. Bet suprasti, kaip aš galiu tapti geresnis visose aspektuose. Tobulindamas save, skaitydamas knygas, kas man pagerins ir padės santykyje su kitu žmogumi. Santykis su kitu žmogumi tai reiškia laimę, tai reiškia ramybę. Kai tu esi ramus, laisvas, mylimas, tu automatiškai ir darbe jautiesi visai kitaip. Tu nori grįžti namo, dėl to atsiranda pas tave laiko ir mažiau noro dirbti viršvalandžius ir užsisėdėti ofise. Nes tikrai turbūt nepameluosiu, jog nemaža dalis kartais sėdi darbe tik tam, kad negrįžti namo, nes namuose jaučiasi blogai. Tai visi šitie dalykai yra labai svarbus ir aš manau, kad gyvenkime savo gyvenimą ir supraskime, apie ką mes esame. Tai ne kokia jūsų specialybė, ne kas jūs esate iš profesijos, bet ko jūs pats norite iš gyvenimo. Gal jums nereikia to primesto BMW automobilio, už kurį jūs mokate krūvą pinigų, kasko, leasingus ir taip toliau. Gal jūs norit paprastesnių dalykų ir jums nereikia lygiuotis į tuos, kurie šalia turi tokius automobilius. Ne? Gal jūs norite vienaip ilsėtis ir jums nereikia būtinai prisitaikyti prie draugų, kurie jūs dėl to nuvertina. Tai gal reikia pakeisti draugus. Būkite savimi, būkite autentiški, tai kur kas bus smagiau ir laisviau gyventi, jaustis taip, kaip jūs norite. Tada gyvenimas pasidaro kur kas įdomesnis, lengvesnis ir laisvesnis. Fantastiški patarimai. Šiaip girdėjome kelias teorijas, turbūt jų yra dar gausybė, tai 10 minučių, tai 8, bet dabar norėčiau kreiptis į mūsų olimpinę prizininkę Viktoriją. Įdomu, o ką jūs taikote savo gyvenime, kai tiesiog, kaip ir minėjote, būna tų situacijų, kad kūnas jau kaip ir dar norėtų, bet jau protiškai tiesiog jau sunku, jau nebegalėjai, jau tarsi priešinasi, ar ne, iš vidaus. Tai jūs turit kažkokių mažų įpročių, kaip atitrūkti ir pamiršti viską, nežinau, restartintis, kitaip tariant, ar ne? Tai žinoma turiu ir viena iš labiausiai pasiteisinsių dalykų yra dėkingumo praktika, kurią atlieku. Tai kiekvieną vakarą turiu tokį dėkingumo dienoraštį, kur atrodo kartais buvo, kad ir labai bloga diena, bet tu surandi per tas 5 minutės, už ką tu esi dėkingas. Tai gali būti skanios kavos puodelis, ar labai skanus pietus, kuriuos pasigaminau, ar seniai matytas draugas, su kuriuo pasisveikinau. Tai tiesiog gali būti tokie maži dalykai, ar kad kažkas kažką pagelbėjo ir net ir pačią niūriausią dieną randi, už ką esi dėkingas. Ir tikrai turiu savo tokias, kaip pasakyti, sakinius, kuriuos kartoju savo kiekvieną vakarą, kad prisiminčiau savo, nusiraminčiau, grįžčiau į tą ramybę. Taip pat gerbiamas kunigas sakė, visi moka Tėve mūsų, aš su Tėve mūsų užmiegu, nors tiesiog mane ta malda padeda man nusiraminti, tiesiog nors aš šiaip nepraktikuoju krikščionybės, bet tiesiog ta malda man padeda nusiraminti, tai gal ir praktikuoju, tada nežinau, bet tai va tokie maži dalykai, kurie tapo mano rutina ir tai yra disciplina ir jeigu mes kiekvienas įtrauksim kažką tais tokio, kaip ir minėjot, nors ir 5 minutės tos ramybės,
bet darysim tai nuosekliai, kasdien, tai tikrai pasijaus poveikis, kad mes vieną kartą kažką tais padarysim, žinom, su bet kuo poveikio nejausim. Tai tikrai ir, žinoma, artimųjų parama ir nuolat savo tų emocijų neužgniaužimas, bet dalinimasis. Taip pat naudoju tokią programėlę, Rūta Meilutytė rekomendavo How We Feel, vadinasi, ji yra nemokama ir gali pažymėti, kaip tu jautiesi tą akimirką ir pareflektuoti, kas nutiko tau tą dieną. Tai tas padeda ir atpažinti emocijas, ir suprasti, kodėl jos įvyko. Taip. Puikus patarimai. Šiaip labai buvo įdomu, Viktorija, paplokite, aišku, tikiuosi rašotės užrašuose ir pritaikysite čempioniškus patarimus. Ir kalbant apie tą santykį su tikėjimu, bet puikus pavyzdys olimpinės prizininkės, tai tas tikėjimas nėra taip, kad iš to, kad čia aš sekmadienį į bažnyčią ar dar kažkaip, tai yra dėkingumas, tikėjimas, kažkaip tų jėgų atradimas, kai tiesiog atrodo jų nėra. Ir šitoj vietoj netgi pacituosiu viename interviu, Richardas Doveika, kunigas mūsų gerbiamas, yra sakęs, kad Dievas sportininkams ne talismanas, o įkvėpimo šaltinis. Tai šitoj vietoj norėtųsi irgi jūsų refleksijos, irgi išgirdus mūsų olimpinės prizininkės atvejį, kad galbūt kaip tais momentais mes galime pritempti ir tuo dėkingumu, tikėjimu balansą atstatyti, apie kurį mes kalbame šiandien, apie tą trejybę protą, kūną ir dvasią. Aš manau, kad labai gerai Viktorija atsakė į tą iškeltą klausimą, kad žmogus iš prigimties yra turintis dvi didžiausias dovanas. Žmogus iš prigimties yra religingas, nes yra tikintis. Ir žmogus iš prigimties yra geras, nes Dievo sukurtas. Kai Dievas žmogus sukūrė, pasakė, tai yra kažkas labai gero. Kai šitie du dalykai, prigimtis ir tikėjimas, sudera, kad tai tampa mano būdu būti šitame pasaulyje, tada viskas ir atsistoja savo vietas. Tai manau, kad tie visi dalykai, ką mes šiandien kalbamės, ir noriu nuoširdžiai visiems linkėti. Atraskim savo būdą būti šitame pasaulyje. Per pažinimą, per tikėjimą, per praktikas, per savimonę ir didžiuokimės tuo. Kad tai mums teiktų džiaugsmą, šypseną. Ir tada, kada žmogaus prigimtis tampa mano sąmonės dalim, tada aš suprantu, kad man viskas, kas supa mane, yra mano įkvėpimas. Ir Dievas, nes mane sukūrė, ir žmogus, nes jis mane palaiko, ir užduotis, nes jis mane grūdina, ir tikslas, nes tai yra mano pasiekimas, ir gyvenimas, nes tai yra mano būdas būti šitame pasaulyje. Tai aš noriu tai visiems šito palinkėti, kad mes atrastume savo būdą būti šiandien čia. Pilnavertiškai būti, didžiuotis ir iš tikrųjų šelti su aistra, kasdien leidžiant gyvenimui įvykti mumise. Laikas tiesiog sprogsta, bet man dar norėtųsi šiek tiek aktualizuoti mūsų auditorijai tiksliniai, kaip bebūtų, tai yra žmonės, gerbiami žmonės, kurie dirba su augančia pamaina, galbūt būsimais olimpiečiais ar ne, motyvuotais jaunuoliais. Tai apie tai dabar norėtųsi šiek tiek užsiminti, galbūt jau net finalizuojant mūsų diskusiją, nes dėja laikas mus spaudžia. Vis tik tais ugdymo procese, tas teisingų olimpinių, galbūt aš norėčiau panaudoti tą žodį, olimpinių vertybių įdiegimas nuo pat mažens, kaip tai gali tolimesnėje perspektyvoje žmogui padėti tuos pamatus teisingus, kad jau gali tada gražiai statyti ir stogą, ir antrą, ir trečią aukštą, ir, žodžiu, kai pamatai yra stiprus ir nesviruojantys ar ne, tai galbūt patarimų galėtumėt pasakyti, konkrečiai kalbant žmonėms, kurie dirba su tą augančią pamainą. Ir galbūt, Viktorija, nuo jūsų pradėti norėčiau, nes kaip bebūtų, prisimenate save, kai pradėjote sportuoti visai kitokią asmenybę, galbūt sportuoti pradėjote, nes, nežinau, gal iš pradžių kompanija labiau patiko, kad draugų susirandi, po to jau rezultatas kabina, tikslas siekimas. Augant sportininkui keičiasi tikslai ir vizija, ar ne? Tai vat, jaunam žmogui, jaunam sportininkui, ko reikia, kad nukreiptų tinkamą linkmę, nes tai yra žmonės, kurie turi parodyti tinkamą kryptį. Manau, pats svarbiausias dalykas yra leisti tam žmogui patikėti, kad tu juo tiki, nes man galbūt buvo kitaip, tai reikėjo ieškoti iš savęs to tikėjimo ir ieškoti kitur tų žmonių, kurie tiki ir, pavyzdžiui,
aš nesu irkluotojiško ūgio, aš esu daug žemesnė negu taip turėtų būti. Na ir kas? Nereikėtų tada, reikėtų pabrėžti tą charakterį galbūt. Ir žinoma, mano treneris neseniai, kai buvau išmesta iš irklavimo, dirbo su manimi neatlygintinai. Tai dar kartą pasikartosiu, kad niekas, jeigu matote žmoguje talentą arba norą būti čia ir daryti tai, kas jam patinka, galbūt būsite jūs tas žmogus, kuris įkvėps ir kurio žodžiai reikštam jaunam sportininkui labai labai daug, nes jūs galbūt būsite vienintelis žmogus, į kurį jisai galės atsiremti. Tai tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt, kad jūsų žodžiai yra labai svarūs ir labai svarbus ir kad ir ką jūs sakysit, tai keliaus tiesiai tam žmogui į ausį ir į širdį, net ir iki šių dienų mūsų man yra 29 metai, aš taip imu į širdį, ką man treneris pasako ir tiesiog stengiuosi klausyti daugiausia gerų dalykų, nes labai labai stipriai reaguoju, nes jūs esate autoritetas, taip ir mano treneriai man yra autoritetas, tai šito noriu verčiau pasidalinti. Ačiū už atvirą širdį, Viktorija. O jums, Artūrai, ko palinkėtumėte pedagogams, kad pakreiptų tinkamą linkmę mūsų jaunuosius? Na, aš nesu šitoj srityje specialistas, bet man iš karto sureflektavo vienas dalykas, kas mane palėtė jaunystėje. Tai, kuomet žinot, tu esi mokykloje, esi jaunas, iš tavęs bando visą laiką padaryti vidutinybę. Kodėl aš tai sakau? Nes mato, kad tau kažkur sekasi, o kažkur nesiseka. Tai korepetitorius samdo ten, kur nesiseka. Vietoj to, kad skatintų tai, kas tau sekasi, kur tu turi talentą. Tai turbūt čia ir būtų didžiausias palinkėjimas, jeigu matom, kad kažkame jaunimas yra gabus, talentingas, pagirti, kaip teisingai sakėt, kad duoti jam tikėjimo, kad jūs juo tikite ir stumti į priekį. Niekas nesako, kad nesvarbu kiti dalykai. Jie svarbus, nes mes kalbam apie protą, apie tą bendrą gyvenimo suvokimą, intelektą, tai jisai labai svarbus, nes jo prireiks tada, kai baigsis sportinė karjera. Bet stumti talentą yra, manau, svarbiausia ir nebandyti jo žeminti, o bandyti kitus kelti dalykus, kurie tuo metu galbūt nėra tokie reikšmingi, kaip tas atpažinimas, kur tas jaunas žmogus yra stiprus. Prieš finalinę gerbiamo Richardo refleksiją aš tik norėčiau priminti, kad jeigu kas turite klausimų, irgi progą užduoti tiek olimpiniai prizininkiai, pagalvokite, o dabar aišku dar jūsų žodis, palinkėjimas galbūt konkrečiai, ko reikėtų ugdant jaunuosius sportininkus? 2 žodžiai. Nepataikauti, bet būti arti. Pačiam tikėti. Ir tą tikėjimą kitame išlaikyti. Santykio istoriją užmegzti ir to gerumo pylimu pasilikti. Kai niekas netiki, labai yra svarbu turėti bent vieną žmogų, kuris pasako, tu gali. Galbūt aš irgi netikiu, bet aš žinau, kad tu gali. Taigi mano baigiamasis dalykas, nepataikauk, bet būk arti, atpažink ir padrasink. Ir pamatysiu, kokios ateities istoriją tu pradėsi per savo artumą. Ačiū labai. Mūsų laikas jau ir baigėsi, nebent dar kas nors iš tikrųjų ekspromtų sugalvos tą klausimėlį, kuris kirbėjo. Bet čia tiek minčių buvo pasakyta, kad turbūt tikiuosi kiekvienas iš jūsų išsinešite kažką savo, kokią nors refleksiją. Dar kartelį tik padėkosiu mūsų pašnekovams. Priminsiu, kad kartu su mumis buvo irkluotoja Paryžiaus olimpinių žaidynių bronzos laimėtoja Viktorija Senkutė, Tap geresniu tinklalaidės kūrėjas, mitybos ir sporto specialistas bei kūrėjas Artur Lebedenkos One ir teologas, dvasininkas, visuomenės veikėjas Richardas Doveika. Ačiū labai visiems. Ačiū diskusijos dalyviams, ačiū Patricija, kviečiu pro ten leisti žemyn, kadangi Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nepaleis diskusijos dalyvių tuščiomis. Ačiū.